Kas yra eSIM? Iš anglų kalbos išvertus Embedded SIM reiškia integruotą SIM kortelę. SIM kortelė, kurią anksčiau įsivaizdavome kaip atskirą fizinį vienetą, jau išgyvena savo saulėlydį. eSIM jau yra įdėta, tai yra integruota įrenginyje gamintojo dar gamybos metu. eSIM paslaugų tiekėjų siūlomi planai dažniausiai apsiriboja tam tikrais parametrais, kurie būdingi įprastiems GSM operatoriams. Pagrindiniai siūlomų planų kriterijai yra duomenų kiekis, naudojimo laikotarpis ir regionas. Jei tai eSIM kortelė skirta tik duomenims, numeris gali būti ir net nepriskirtas. Taip pat yra eSIM tiekėjų siūlančių planus su telefono numeriais. Tokiems planams dažnai taikomas mėnesinis mokestis. Tai aktualu, jei norite siųsti SMS žinutes ar skambinti. Vienas iš tokių tiekėjų yra Swipe. Skirtingi telefonai palaiko skirtingą kiekį eSIM kortelių. Čia svarbu atkreipti dėmesį į tai, kad skirtingų išmaniųjų telefonų gamintojai leidžia skirtingus naudojimo būdus. Pavyzdžiui, Samsung Galaxy S24 vienu metu aktyviu režimu palaiko tiek fizinę, tiek eSIM kortelę. Be to, galima užsakyti telefone laikyti nuo 5 iki 8 skirtingų eSIM planų. Toks veikimo modelis yra laikomas standartiniu ir būdingas daugeliui gamintojų. Pavyzdžiui, iPhone 16 Europoje vis dar palaiko fizinės SIM korteles. Tačiau jei įsigysite iPhone JAV, jis jau bus tik su eSIM kortele. Antra eSIM kortelė atstos fizinę kortelę, kaip kad būdavo anksčiau. Principas gana aiškus. Įprastam, net ir dažnai keliaujančiam vartotojui dažnai užteks fizinės SIM ir eSIM kombinacijos. Tačiau jei ieškote specifinių funkcijų, rekomenduojama nuodugniau pasidomėti įrenginių techniniais aprašymais. Apžvelgsime 4 eSIM tiekėjus ir jų siūlomų kortelių diegimo ypatybės. Pakalbėsime apie kortelę aktyvavimą, kiek laiko tai trunka ir kaip patikrinti, ar eSIM kortelė veikia. Visos eSIM paslaugos turi programėles, prie kurių galima prisijungti su Google paskyra, elektroniniu paštu ar net telefono numeriu. Pavyzdžiui, pasirinkame planą, duomenų kiekį, galiojimo laiką, regioną, užsisakome ir keliaujame prie diegimo. Diegimas. Diegimas būna dviejų tipų – rankinis ir automatinis. Rekomenduojama perskaityti visus programėlėje pateiktus patarimus ir žingsnius. Jei esate labiau pažengęs vartotojas, galite viską atlikti rankiniu būdu. Pradedantiesiems dažniausiai tinka automatinis diegimas ir jis trunka apie minutę. Nustatymai. Įėjus į nustatymus matysite, kad eSIM jau yra įdiegta prie mobiliųjų duomenų. Patikrinkime, ar ji veikia. Išjunkime visus kitus ryšio šaltinius, kaip bevielį ryšį ir fizinės kortelės ryšį ir palikime tik tai eSIM aktyvę. Roamingo klausimas. Įėjus į eSIM profilio nustatymus galite pamatyti jos būseną. Kartais internetas neveikia, nes duomenų roamingas nėra įjungtas automatiškai. Kai kurios kortelės, pavyzdžiui, Airalo, Revolut ar Seili, veikia tik tai per roamingą. O Swipe SIM kortelė veiks per roamingą tik tuo metu, jeigu pasirinksite tarptautinį planą. Aktyvavus roamingą ir atsidarius naršyklę matome, kad internetas veikia. Galime dar patikrinti, kokį greitį teikia ši kortelė. Tai priklauso žinoma nuo vietos, ryšio bokšto atstumo ir kitų faktorių. Kaip matote, kortelė sėkmingai veikia, duomenys siunčiami ir priimami. Taigi, keliaujam prie kito operatoriaus Seili.
Kaip ir daugumoje kitų programėlių, prisijungimo principas yra tas pats. Aš naudoju Google paskyrą, pasirinku šveicarišką planą, kad galima būtų ištestuoti. Užsisakau tą planą ir visa kita procedūra, iš esmės lygiai taip pat kaip ir su Airalo eSIM, tęsiasi praktiškai vienodai, tik tai kitoje aplinkoje. Užsisakyti ir sudiegti eSIM korteles užtrunka maždaug taip pat apie 1 minutę. Diegimo procesą renkuosi automatinį, ką dažniausiai ir siūlo eSIM kortelių operatorių programėlės. Tuo metu jau, kai yra sudiegta daugiau negu viena eSIM kortelė, reikia patikrinti, kuri iš jų yra aktyvi ir aktyvuoti tą, kurią norime išbandyti. Einame į nustatymus, randam mūsų naują sudiegtą eSIM, aktyvuojame ją. Taipogi neužmirštame aktyvuoti roamingo ir einam tikrinti, ar mūsų duomenys veikia. Išsijungiame visą pašalinį ryšį ir paliekame aktyvę tik tai eSIM ir einam žiūrėti, ar internetas veikia. Keliaujame į Revoluto appsą, paieškos langelėje suvedam eSIM. Prie produktų matysite galimus pasirinkimo variantus. Ši čia jau buvo kortelė prieš tai įsigyta, tik tai nesudiegta. Diegimo proceso metu paprašo, ar galima būtų deaktyvuoti šiuo metu esančią aktyvią kortelę. Spaudžiame taip ir diegimo procesas prasideda. Diegimas užtrunka lygiai taip pat panašiai kaip ir su kitomis eSIM ir toliau procedūra vėl ta pati. Keliaujame į nustatymus, žiūrime, ar kortelė yra tenais, pasižiūrime, ar įjungti yra mobilūs duomenys, ar yra įjungtas mobilių duomenų roamingas. Jeigu taip, keliaujame tada į naršyklę, pasižiūrėti, kokie yra greičiai ir apskritai, ar internetas veikia. Pasižiūrime trumpai, ką siūlo vietiniai tiekėjai. Swipe yra Šveicarijos įmonės Sunrise aplikacija, kurios pagalba galima užsakyti eSIM paslaugą.
Prie aplikacijos galima prisijungti su Google paskyra, bet norint užsisakyti planą, reikės pateikti savo asmeninius duomenis, kurie bus patikrinti ir tik tuomet galima bus naudotis jų paslaugomis. Labai ačiū, kad pasižiūrėjote šį video iki pabaigos. Apibendrinant, Swipe ir Seilį rinkčiausi nedvejodamas, o apie Revolut ir Airalo dar pagalvočiau ir naudoti. Žinoma, greičių rodmenys yra pakankamai reliatyvūs, nes akivaizdu, kad jei testuojame Šveicarijoje, šveicarų tiekėjas teoriškai turės didesnį techninį pranašumą prieš tuos tiekėjus, kurie naudoja roamingą toje pačioje šalyje. Tad kiekvienoje šalyje rezultatai gali būti skirtingi. Aplikacijų valdymas iš esmės visų tiekėjų panašus, tiek planų užsakymas, tiek eSIM diegimas nebuvo sudėtingas nei su viena aplikacija. Kainos daugiau mažiau panašios ir asmeniškai pirmumą teikčiau Swipe operatoriui su universalia eSIM, nes ji turi skambinimo ir SMS funkcijas, kurios tikrai naudingos, jei jūsų kita kortelė yra neveiksni ar dėl kokių nors priežasčių negali būti naudojama. Antro numerio privalumas, pavyzdžiui, yra tas, kad juo galima registruotis tose puslapiuose, kur jums reikia trumpalaikės autentifikacijos, arba ten, kur nenorite išduoti savo pagrindinio telefono numerio, kuris yra skirtas tik privatiems kontaktams. Virtualų numerį nesunku pakeisti, jei netyčia pradėtumėte gauti phishingo žinutes ar abejotinų pasiūlymų skambučius. Ačiū visiems už dėmesį ir sėkmingo bei saugaus naudojimosi.